Labas. Šitą podcastą pradėjau kurti tam, kad žmonės, kurie eina sąmoningumo ir dvasingumo keliu, turėtų ką įsijungti ant fono, kai tvarkosi namus, plaunosi indus arba šiaip daro kažką tais, ką nelabai nori daryti. Turiu tavęs vieną vienintelį prašymą, jeigu manai, kad toksai projektas reikalingas, prašau paspausk subscribe mygtuką ir like ant šito video, tai pažinosiu, kad ir toliau reikia daryti tai, ką darau. Ačiū tau, o dabar gero žiūrėjimo arba klausimo. Tu nueini į jogą su visu savo mėšlu, jį koptis ir prašvitę, ir didieji guru pasimauna stipriai ant egoizmo ir ant puikybės. Tai būna taip, kad jisai, žinai, toks kaip auglys, išsipučia ir jau užima visą teritoriją ir tą, kur pliusas yra. Tai tada jį ateina mokytojas ir išoperuoja tau skausmingų būdų. Jau kalbėjom apie tai, ne, kad būna tų momentų, kur pasižiūrė atgal ir pagalvojo viešpatės ir viešpatyčiais, kaip taip aš. Tik neišpuik. Jinai va tokiu tonu visą laiką sakydavo. Viskas, kas iš proto yra daugiau susiję su karma, o viskas, kas iš sielos yra susiję su dharma, su paskirtim. Gerai, viskas yra, ne? Tai va, tai tu prižiūrėk, kad visur eitų ir kai bus valanda, tu jau pasakyk man, gerai? Aš vis galvoju, aš nežinau, kokia bus, vis tiek intro bus kažkokia muzika ir aš nežinau, kokia muzika, bet aš tai įsivaizduoju, kad bus tokia, žinai, tokia energinga tokia. Tai jau to muzika praeina, reikia pradėti. Tai ką, sveiki visi, trečias podcastas. Sveiki. Ir šiandien kalbėsim apie ego, dvasinį ego kaip konstruktą. Tai kas dar nepažįsta Ingos, dar kartą susipažinkit. Inga su joga yra jau beveik 30 metų, yra įkūrusi jogos akademiją, yra apkeliavus Indiją, yra didžio mokytojo, didžio jogo pilot baba. Aš tik sakau baba pilot ir aš jau sakau šį kartą reikia teisingai pasakyti. Pilot baba. Taip, pilot baba mokinė. Ir turi daug praktikos, daug žinių, daug išminties ir pasidalins su mumis savo supratimu ir savo žinojimu. Kai ruošėme šitai temai, iš tikrųjų, pradžioje, kai kalbėjom, kad bus tema apie ego, sakėm, oi, kaip fainai, kokia smagi, linksma, įdomi tema, tokia salė. Kai aš pradėjau ruošti klausimus, pradėjau galvoti, bet tai čia taip abstraktu ir čia taip iš visų pusių galiu pažiūrėti ir iš vienos, ir iš kitos. Ir labai baisu, kad kai žmonės klauso, kad nepriimtų visko taip labai kategoriškai, kad va taip viena tiesa pasakyta, va taip ir yra. Tai man atrodo, mes šiandien bandysim pasidalinti tiesiog tom žiniomis ar patirtimis, kaip mes suprantam, taip, daugiau kaip mes suprantam. Ką mes žinom, galbūt jums kažkas rezonuos, kažkas tais išliks, patiks ir pasikalbėsime apie tai. Pirmin. Taip. Kaip šiaip jautiesi, Inga? Trečią savaitę filmuojam? Jau įsivažiavau. Jau geriau. Jau kasdienybė tokia, žinai, pirmi 2 kartai gal buvo tokie keistai, truputėlį įdomu. O dabar jau toks kaip ir... Aha. Aš irgi galvoju, pirmas buvo didžiulis stresas, antras buvo mažesnis stresas, trečias galvoju, kad jau nėra čia ko stresuoti, viskas kaip ir aišku, kaip čia kas vyksta, kaip čia kas veikia. Labai panašiai kaip paskaitom ruošiuosi, nes daug paskaitų ruošiu, tai toks atsiranda tas pats jausmas, kaip, belieka pasiruošti paskaitai. Pokalbiui ruoštis aš tengiuosi labai mažai ruoštis. Todėl, kad geriausiai, kai nesiruošia, iš tikrųjų. Bet turim temą, tai aš į tą temą, taip žinai, kaip čiūtuvėlius tokius paleidžiu, kažkokią informaciją, užsifiksuoji, kažką išsigrynini savo galvoj. Man patinka tas darbas, aš mėgstu analizuoti, mėgstu išmąstyti, ką nors, tai mane iš tiesų skatina dar daugiau tose temose kažkokius susidėlioti savo esminius dalykus. Man tai tobulėjimas, bet kokiu atveju. Man tas labiausiai klausimas galbūt tas, kur, būk savim, labai lengva, paprasta, bet kai įsijungia kameros ir viskas, vis tiek kažkaip tas norisi ir tiesiau, gražiau, komunikabiliau, teisingiau kažkaip tais, tai va tas... Na matai, visą laiką yra tas buitinis buvimas ir nebuitinis, tai yra norma. Taip. Nes ta pati mano tokia natūra, tai nesu aš tokia rimta, aš tokia truputį pačiuožus linksmai esu, tai bet norisi kartais ir šitą pusę atsiskleisti, gal atsiskleis kažkaip tais. Po truputį išsivinios. Gerai, sugalvoju, kad pradėsim šitą podcastą nuo tokio žaidimo. Nežinau, galbūt jūs esat kažkas girdėję, galbūt negirdėję. Labai fainas dalykas yra vadinamas pralaužt ledus, ypatingai naujose kompanijose, kai susipažįsti su naujais žmonėm, kur gali labai greitai išsiaiškinti, kokie žmonės tave supa ir apie ką jie yra.
Tai dabar pakviesiu užsimerkti ir įsivaizduoti. Reikės įsivaizduoti tam tikrus dalykus, o po to paaiškinsiu, ką tie dalykai reiškia. Labai įdomus dalykas, aš kai šitą išgirdau ir po to pradėjau testuoti su kiekvienu žmogum, su kuriuo susitinku. Nu, wow, iš tikrųjų tokią tiesą pasako. Ir pasako ir apie ego. Tai labai įdomus dalykas. Aurelija, jeigu nori, irgi įsivaizduok ir tau bus fainai. Taip, tai dabar užsimerkiam ir savo galvoje kuriame kompoziciją. Pirmiausia, įsivaizduojam kubą. Kuba tai ne šalį, o geometrinė figūra. Matom tiesiog kažkokioje erdvėje kubą, ne? Įsivaizduojam kubą. Gerai. Dabar įsivaizduojam kopėčias. Kuriam kompoziciją. Įsivaizduojam kopėčias. Dabar savo kompozicijoje įsivaizduojam žirgą. Koks tas žirgas, kaip jisai atrodo, kokią jaučiate emociją, energiją. Įsivaizduojam žirgą. Dabar savo kompozicijoje įsivaizduojam gėles. Kaip tos gėlės atrodo, ar daug tų gėlių, ar mažai tų gėlių. Kuriam tokią visą bendrą savo kompoziciją. Ir dabar įsivaizduojam, kad ateina audra ir stebim, žiūrim, kas vyksta su ta jūsų kompozicija jūsų galvose. Viskas, galite atsimerkti. Esate darę šitą? Nesate darę šitą. Gerai, dabar aš nespėjau, žinok, audroj. Man taip. Per greitai baigėsi. Audra nepaveikė. Kažkokiam būstė esu aš tokia labai greita. Pas mane greitai. Laikas pinigai. Tai koks kubas buvo? Dydžio dabar, pirmiausia, pradėkime nuo dydžio. Lyginant su namu. Matai, aš negaliu palyginti, todėl kad buvo visiškai juoda erdvė, absoliučiai. Ir juodoj erdvėj geltonas, ryškiai geltonas kubas. Tai toks kaip kosmose planeta būtų. Tai aš nelabai įsivaizduoju, kokio jis dydžio. Jeigu tokio. Paaiškinimas yra toksai. Kubas atspindi mūsų ego dydį. Tai jeigu kubo dydis yra kaip namas, tai ego yra visai toksai neblogas. Jeigu kubo dydis yra kaip šitas kubas, tai ego yra mažas. Čia toksai... Nu, va, kaip matyčiau dangui mėnulį. Tai va taip. Tai mažas tada vadinasi. Nes daugiau mėnulis tai yra mažiukas. Nu taip. Kai žmogus įsivaizduoja, o mano kubas tai buvo didžiulis, kaip dangoraižis. Tai tada užtai, kad žmogus turi didelį ego. Kitas momentas yra, ar kubas buvo tuščiaviduris ar pilnaviduris. Pilnaviduris. Tai sienos uždaros, ne? Visiškai. Tai čia parodo, ar esi intravertas ar esi ekstravertas. Jeigu sienos yra atviros, tai esi ekstravertas, jeigu uždaros, esi intravertas. Intravertiškas asmenybė. Tada koks buvo žirgas? Prerijos ir tokie laukai didžiuliai ir toks Pržvalskio arklys, jeigu žinai, kaip atrodo, jisai toks laukinis, nepažabojamas ir jam reikia daug erdvės. Tai žirgas atspindi partnerį, kokio partnerio mes ieškome arba koks partneris mūsų gyvenime yra, kokio mes norėtumėm partnerio turėti savo gyvenime, ta emocija, koks jis yra, kokios jo vertybės, pas mane, pavyzdžiui, buvo, kad laisvė tokia labai. Tai atspindi žirgą. Mano tas, kur naminių nepaversi. Tai, manau, kad tinka iš tikrųjų, taip ir yra. Taip. Tada kopėčios. Buvo atremtos į kubą, neatremtos? Jos kubė turėjo būti? Nebūtinai, kaip. Ne, kopėčios buvo atremtos į medinę trobą nuo žemės iki stogo. Iki stogo. Medinės kopėčios. Bet ne aukščiau stogo. Ne aukščiau stogo. Nes čia labai svarbus momentas. Jeigu žmogus įsivaizduoja, atremdamas savo kopėčias, kad kopėčios yra virš, o jūs pas jūs buvo iki čia. Taip. Tai jeigu jis yra iki čia, vadinasi, tam žmogui labai sunkiai aplinka padaro įtaką. O jeigu kopėčios yra taip, tam žmogui labai lengvai padaro įtaką. Draugai, bet kokia aplinkiniai, viskas. Šitas labai tikrai matosi pa žmonės. Pas mane, pavyzdžiui, yra taip, man labai didelį įtaką daro draugai, aplinka. Taip, su kopėčiom, tada gėlės. Kokias gėlės įsivaizdavo? Pieva buvo visiškai lauko gėlės, didžiulė pieva ir tu visų, žinai, tų margų mažų gėlyčių labai daug. Gėlės simbolizuoja vaikus arba požiūrį vaikus. Žmonės, kurie nenori turėti vaikų arba kurie turi mažai vaikų, sako, pas mane ten 3 gėlytės buvo, 2 gėlytės. O kur jau daug gėlių, visa kita, tai vadinasi, daugiavaikė šeima arba daugiau negu vienas vaikas. Ir paskutinis, kas vyko su audra. Tai audra atėjo, iš pradžių tai iš tikrųjų jūrą pamačiau. Jūra, didžiulį lietų ir tos kopėčios prikaltos buvo. Nes pirmas buvo kopėčios, tai kopėčių nenumetė, nes jos buvo kažkaip ne gal prikaltos, bet jų nenuvertė tų kopėčių. Tai va irgi, šitas visas dalykas rodo,
kaip mes reaguojame į sunkias situacijas savo gyvenime. Kiti žmonės įsivaizduoja, kad ateina audra ir jiems viską nuneša, visą kompoziciją. Vadinasi, jie labai va taip ir reaguoja, kad pasaulio pabaiga, viskas su Jėzus Marija, Marytė, viskas skambinam, atšaukiam, atlaidai, tiesiog visiškai pasaulio pabaiga. O tie žmonės, kurie mato tą kompoziciją ir ta kompozicija nejuda, bet prikalta kaip pas jūs, tie žmonės labai išlaiko savo centrą vidinį, ramiai išbūna ir... Na, žinai, kai būna audra, gal truputį šasteli, žinai, tos kopėčios, bet sugrįžta į vietą greitai. Tai jo toksai žaidimas, taip labai fainas, Labai aš labai mėgstu su visais naujais žmonėms pasibandyti, pasižiūrėti. Ypatingai tas ego, introvertas, ekstravertas, įtaka, kokią daro aplinka. Ir kiek bandėm, su visais sakėm, kad tikrai taip ir pasako. Ir kaip įdomu, kodėl visiems žmonėms skirtingos figūros kažkokie... Todėl, kad labai protai skirtingi yra. Bet kaip įdomu, kad tiesiog tokie dalykai atspindi. Na, kubas, ego, tuščiaudris, panus, introvertas, ekstravertas, kopėčias. Matai, kubas iš tikrųjų yra Muladharos čakros simbolis. Kvadratas. Nu, kaip kvadratas, galim sakyti. Bet ir kubas, aš manau, kad irgi gali tikti. Tai, o ego apatiniuose mūsų centruose labiausiai slypi. Taip. Nu, tai tokias, sąryšis. Jeigu gerus kūnus, tai vadinasi gerą ego. Tai. Gerai, tai pradėkim nuo pradžių apie tą ego. Kad tiesiog tokia įvesti kažkokią tais pasidaryti, ar ne? Ką apie ego sako jogos vadovėliai? Pradėkim nuo pačio aukščiausio varianto, apie kurį mažai kalbėsim, nes kalbėsim apie žemiškesnį dalyką. Šiaip tai Advaita Vedanta yra turbūt toks aukščiausias apibūdinimas ego. Tai, kad ego verčiasi kaip aš iš lotynų kalbos ir tai yra ta, kaip mes sakom, tas lašas vandenyne, ta Dievo dalelė, kuri yra amžinai šviesi, dieviška, nekintama ir tai, kas grįžta atgal, ar ne, namo. Ir tai niekaip nesusiję nei su asmenybė, nei su individualybė, nei su tuo aš kūnas, aš protas, kaip mes čia, aš sėdžiu, aš kalbu, ar ne, tai su to nesusiję ir vienareikšmiškai apie tai kalba. Bet ta dalelė, jinai savyje talpina milijardus įvairiausių variantų gyvenant žemišką gyvenimą. Tai kaip visur vėl du yra, žinai. Jeigu kalbam apie jau tą žmogišką lygį ir ką kalba jogos mokytoja, jogos knygos rašo, tai vienareikšmiškai visur yra tas pats. Ir kad ego, tas, ką mes, reiškia, tai yra proto dalis ir priklauso, kaip mes, su kuo mes tapatinamės. Jeigu, pavyzdžiui, aš kūnas, tai viskas. Mano ego susitapatino su kūnu. Kai aš Inga, mano ego susitapatino su šitu vardu. Pasitikėtas vadinamas. Taip, reiškia, tai yra su kuo protas tapatinas. Ir jisai labai įdomiai, jis iš viso tas ego toks landus ir toks subtilus, protas, pasižiūrėk, ar ne, jisai, tai jis, žinai, kaip kvapas. Įsismelkt į ką nori gali. Ir į plaukus, ir į rūbus, ir į odą, ir į sienas. Tai gali būti tapatinimas su kūnu, kad aš sveikas, ten aš pavalgęs, nepavalgęs, gražus, negražus, toliau galiu aš protingas, ten ar aš išmintingas, aš pats geriausias, aš žinau. Taip, tai net su tuo pats protas su savim susitapatina, toliau gali būti su emocija, aš liūdnas, aš laimingas, ar ne, su būsenom, aš dvasingas, aš Dieve, aš esu Dieve. Tas aš. Kol yra du, tai nėra vienis, nėra tas susiliejimas. Tai visada, kada tik atsiranda du, dalyvauja ego. Ir tas kvapas gali būti visoks. Gal paskui kitų dar klausimų bus, bet aš manau, kad... Nes man čia įsijungia. Kol įsijungia? Ką? Ne, tai visas gerai, palik ten, palik. Grįžtamo pertraukėlės.
Labai pasiekėm skaniai su Inga. Inga sako, buvau pas psichologą. Aš sakau, aš irgi buvau pas psichologą. Va, prie ko priveda tokių projektų darimas. Išsiaiškinom pas psichologą, pasitikinom, ar viskas su mumis gerai. Sakė, viskas gerai. Gali dirbti toliau. Galim dirbti. Tai grįžtam prie to ego. Klausimas toksai. Ar su ego yra, vat, tuo ego dydžiu yra gimstama, ar mes jį atsinešam kažkaip tai karmiškai iš praeitų gyvenimų, ar jisai vis dėlto susiformuoja šiame gyvenime? Galiu klysti, bet manau, kad susiformuoja. Pirmas formavimas, kada tėvai vaikui, jau kada jisai pradeda suprasti, pradeda sakyti, kas tu esi. Ten, tu esi Rokas, tu esi berniukas, tu esi mergaitė, tu esi mūsų dukra. Ir ten, tu esi sesė. Va. Tu pats geriausias, pats gražiausias, taip, pats protingiausias. O paskui jau koks tu esi. Iš pradžių, kas tu esi, paaiškina vaikui, nes vaikas jisai mažas, visiškai su niekuo nesitapatina. Jis dar toks kosminis vaikas yra. Ir kada jau jam pradeda aiškinti, kas jisai yra, tai jisai pradeda tikėti tuo, jisai susitapatina su tuo ir va taip tie pirmieji ego ir gimsta pasireiškimai. Susitapatinai. O paskui, tai taip, koks tu esi stipriausias, tu esi geriausias, nu ir gerai, kad patampėjai sesį už plaukų, taip jai reikia, jeigu jinai ten ko nors nedavė ir panašiai. Formuojasi turbūt charakteris dalinai, nu taip, todėl kad formuojasi pamažu gyvenime asmenybė, tai ir yra charakteris. Aišku, temperamentas, mes temperamentą atsinešam įgimtą yra. Temperamentą galima tik tai atvesti į pusiausvyrą, jeigu kažkur nukrypstam. Bet charakteris formuojasi ir charakterį galima visiškai keisti. Tai ir yra tas, kad vis kalbam, ar ne, kad nugalėti savo ego, susitvarkyti, subalansuoti tą ego. Tai jisai formuojasi tada, kada pradeda žmogus su kažkuo, paaiškina jam ir jisai susitapatina. Vis tiek man irgi dar taip atrodo, kad susijęs tas ego yra su to savivertė, ne? Kaip mes žinom, kad iki 6 metų formuojasi to vaiko charakteris, tavo ta savivertė, kaip jį aplinka vertina, kaip su juo elgiasi, kiek jis gauna meilės, dėmesio, šilumos, apkabinimų, prisilietimų, dovanų, rūpesčio ir visa kita. Tai irgi, matyti, irgi susijęs tas dalykas, kad ten tuo metu ir formuojasi tas labai svarbus. Absoliučiai visi veiksmai formuoja. Visi žodžiai, visi veiksmai, visi žvilgsniai. Viskas, kas yra protas, viskas yra ego. Dėl to, kai gimsta naujas liūtukas ir daromas, tas yra, kur per liūtą karalių. Tai mes taip, kai gyvenu. Karalius gimė, reiškia, jis turi susiformuoti jo tokią būseną, kad jisai jaustųsi karaliumi, jis būtų susitapatinęs su karaliumi. Čia man iš to klausimo ir išplaukia toks, nes aš parašiau šitą klausimą, ar gimstam, ar jisai užauga ir to galvoju, bet gerai, bet jeigu mes tikim reinkarnacijos teoriją visokią, ar ne, ir kažkokią tai tą sielos dalį, kažkokią tai žinojimą vis tiek atsinešam iš tų praeitų gyvenimo, tai jeigu tu praeitais gyvenimais buvai ten, karalius, ten toksai labai visas šūstras ir kietas, tai galbūt šiek tiek irgi, yra to prieskonio atspalvio spalvos šiame gyvenime, ar ne? Matai, kaip mes, kaip aš suprantu, atsinešam su savimi iš praeitų gyvenimų reakcijas. Tas joga vadinamas samskaros, įspaudai. Tai mūsų reakcijos, kaip mes į kažką reagavom. Tai aš manau, kad mes daugiau tai veikia kaip mūsų emocinės būsenos ir mūsų kažkokios tokios, bet būtent kaip tu į tai sureaguoji. Kūnu, pyktis, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, giminėje, ar ne, labai labai daug pykčio buvo ir tu karmiškai atsineši, tau reikės pradirbti pyktį šiame gyvenime. Toks planas, ar ne, plane įrašyta. Tai tu reaguosi pykčiu. Ar tai yra ego? Taip, todėl, kad tai yra proto dalis. Emocijos, protas, viskas su to susiję su ego. Tai galim sakyti, kad yra daugiau gal sąsaja, negu kad mes atsinešėm ego gabalą kažkokį. Tai aš taip galvoju. Logiškai. Nes mūsų reakcijos, tai gali būti egoistinė. Pavyzdžiui, jeigu įsivaizduok baimę, ar ne, yra, tikrai būna žmonės iš kažkur tą baimę, ar ne, atsigabena iš ten, iš tolimų. Ir baimė lygiai taip pat gali
būti negali, jinai yra susijusi su ego. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, žmogus bijo netekti jau suaugęs, ar ne, jisai bijo netekti darbo, netekti savo uždarbio, savo gerbuvio, kad jisai ten turės ką pavalgyti, malonumų kažkokį įsigyti. Ir jisai pataikauja visiems bendradarbiam, pataikauja vadovui, manipuliuoja visaip. Ar tai yra ego? Ego, jisai meluoja kažką, tai ar ne, manipuliuoja. Su nauda gauti savo, tai reiškia, nauda yra turėti darbą ir užsidirbti pinigų. Tai naudos labui jisai elgiasi, taip nuodėmingai galima sakyti. Ar tai yra ego? Taip, savo naudos gauti. Su to ego šiaip taip, visur. Taip, kad čia žinok, apie ką mes bekalbėsim, visur bus persmelkta. Taip. Aišku, mes dar prieisim to tokių visokių įdomesnių, saldesnių klausimų, čia toksai apšilimui labiau. O kokia dabartinė jūsų situacija su ego yra? Kaip jūs save vertinat? Tai supranti, o jau kaip čia juokinga negaliu. Kai pradedi galvot, aš save vertinu, jau ego, ar ne? Pasakau aš, tai kas aš? Ego. Ego. Ir tada, ar pas mane nėra ego? Aišku, kad yra, todėl kad jo to nebus šito to žemiško ego tik tada, kada aš ir realizuosios ir jau būsiu galutiniai samadhi būsenoje, ar ne, kada kūnas ten pragyvens kažkokią likusį gyvenimą, atitarnau žmonėm, gal kažkada, nežinau, kuriam gyvenime. Tai va tada, kada tu esi visada Dieve, netgi tu esi Dieve, jau yra dualizmas. Reiškia, kai tu tampi vienu, jau nebelieka dviejų, tai tada jau ego nebus. Tai dabar pas mane jisai aišku, kad yra. O kiekis? Dešimtbaliai sistema. O žinok, tikrai man labai sunku, todėl kad aš galiu kažko ir nematyti. Bet aš gal kitaip pasakysiu, kad kadangi jogoj visą laiką apie tai kalbama ir kada jau pradėjom analizuoti, dirbti su mokytojais Himalajų jogoj, tai šita tema visą laiką, visada apie tai yra kalbama. Mokytojas, kai tik pradeda kalbėti, jisai kalba apie protą ir apie ego. Taip kad jau visą tai man skamba 10 metų galvoj ir per tą 10 metų mano buvo toks kryptingas judėjimas ego tirpdymo galima, ne? Tai būtų sakyti, ne ego, to egoizmo, galima pasakyti, ar ne? To su tokiu negatyviu, kur kenkia žmonėm, kuris kažką tai ardo, kuris kažką tai skaido, kišasi, žinai, kitų gyvenimus. Tai šito tikrai labai buvo ir man, kai pamatai, taip, Yra tas momentas, kur pasižiūri į savo veiksmus praeityje ir tada... Ir gėda, ir tu supranti, kad praktiškai taip, kokia buka ir kvaila buvau, kad taip stipriai tai leidau savo reikštis, bet kalties jausmo aš nejaučiu ir savigraužą neužsiemu, todėl kad tada aš veikiau iš to sąmonės būsenos ir iš to ego kiekio. Bet tai, kad aš jį pamažu tirpdau, man kelia didžiulį džiaugsmą, nes nuo to daugiau laimės, daugiau džiaugsmo, daugiau meilės ir priėmimo, mažiau smerkimo. Tai aš jį tirpdau ir jo tikrai aptirpo gerai. O kiek, žinai, gal aš ir galiu neobjektyviai įsivertinti. Dabar kaip tik prieš filmuojant šitą podcastą ploviau indus ir klausiausi Jay Shetty podcastą. Jay Shetty yra sukūręs pasaulyje žinomiausią, geriausią tokį sveikatingumo podcastą, kas ir su dvasingumu susijęs su visais šitais dalykais. Ir ten irgi kalbina įvairius žmonės ir jisai kaučina tam tikrus žmonės ir jis sako, irgi kalbėjo kaip tik apie ego, nes tas pasakymas, pirmas pasaulyje pats geriausias podcastas, tai už karto užduoda tokį ego, kad čia aš geriausias, pats pirmas, visą kitą. Ir sako, kaip tik jam šiandien rašo vienas klientas, kurį jisai kaučina ir sako, man taip žiūri gerai sekasi, Jay Shetty sako, valio, džiaugiuosi dėl tavęs. Sako, nežinau, čia džiaugtis ar čia gerai, nes aš jaučiu, kaip, iš tikrųjų tas momentas būna, kai tu turi pakankamai sąmoningumo, tau pradeda sektis, bet tu pradedi jaus, kaip nuo to sėkimosi, tau pradeda toksai, tas vidinis ego augti ir tas jis sako, Jay Shetty sako, kad nežinau ar gerai, nes matau, kad tas ego man auga. Jay Shetty jam sako,
vien tai, kad tu pastebėjai, Taip. kad tu atkreipi į tai dėmesį, tai jau yra gerai ir toliau varyk, nesustok ir viskas bus gerai. Pirmas žingsnis yra suprasti, Pastebėti. su kuo tu susitapatinai ir kaip tai veikia. Kokią pasiekmę tai duoda. Kada tą supranti, žinai, mano guru pasakė, sako, jeigu tu nežinai ir darai, tai bloga karma. Bet jeigu tu žinai ir darai, yra dvigubai bloga karma. Tai va tas yra, kad, kol tu nesąmoningas, tau gal niekas iš vis nepaaiškino, kad pasižiūrėk, va, kaip tai veikia, ne, tave, tu daužaisi, ten pykstiesi su kažkuo, ten kažkas nemalonu, verdi, žinai, to ugny savo kokiam katile, bet paskui užsiduodi savo klausimą, stop, o apie ką čia iš viso? Kiek aš galiu kankintis ten kažką norėdamas, kad kitas elgtųsi taip, kaip aš noriu, arba ten, kodėl jisai to daro ar nedaro, arba taip turi būti, arba taip neturi būti. Tiesiog visada ateina pikas. Pikas ateina, kai tu apsivemi nuo to, koks tu esi, žinai, kabutėse. Reiškia, tave realiai net gali pradėti pykinti. Jau tu negali savęs tokio matyti, reiškia, tu pasiekiai piką ir tada dažniausiai žmogus daro pokytį. Iki tol jam dar visai smagu pasimėgauti savo tom savybėm. Čia man dabar tai gal sulygint panašiausiai tą jausmą, kai prisimeni save kažkaip tais besielgiant, kur matai, kad ten tiesiog buvo visiškai sparnai užaugę ir ego, tai labai panašus jausmas yra, kai tūsini, prisigeri, prisidirbi ir tas ryte jausmas, kur atsikri ir goji, ojai. Bet žiūrėk, kaip dažniausiai būna, praeina savaitė ir pamiršai, ar ne, ir vėl iš naujo. Bet man būna kartais taip šviesti ir vėl, kai plauni indus ir taip prisimeni ir taip net sutrauki ir tu taip pagalvoji, ai. Taip, bet žiūrint ištemptam laikė, ar ne, tai kažkada tam ateina galas. Pas visus. Pas vienus anksčiau, pas kitus vėliau. Tiesiog tu prisisotini to ir tada jau esi pribrendęs atmesti. Taip. Ir kol žmogus nepribrendęs, jis negali, jis gali meluoti, sakyti, apgaudinėti save, ten prisirišti prie lovos, kad neatsikeltum, vis tiek tai skatina. Tai vat ir skatina jo tas ego, tas protas, jo dar neišdirbta savybė ir su visais šitai. Taip. Žinau, kad turite tokią tatuiruotę, kuri yra tik neišpuik. Man labai patinka. Va šitą. Aš irgi noriu tokią pačią tatuiruotę. Prašoma. Nes aš tai labai jaučiu šitą dalyką jau kiek kartų gyvenime. Kai tik tais pradedi sveikiau gyventi, daryti jogą, medituoti, dar jeigu tas kūnas pagražėja, tai iš karto prasideda tas toksai kur. Stabdom. Vėl prisipildė? Varpai skamba. Žinau, kad turi tokią tatuiruotę. Tik neišpuik, ar ne? Prieš šiek tiek pradėjome apie ją kalbėti, nepabaigiam. Papasakokit istoriją šitos tatuiruotės. Man tai patinka, aš irgi noriu. Galiu tokią pačią pasidaryti? Gali. Jos yra dvi, tą pačią dieną buvo darytos. Čia tik neišpuik, o čia šventa o šventa yra parašyta. Ir aš papasakosiu, todėl kad šventa o šventa močiutės žodžiai labai dažnai mano girdėti nuo pat vaikystės, o tik neišpuik mamos. Tai čia yra močiutė ir mama. Ir aš klausiau mamos, nes, dar prieš tai, jeigu grįžtant, ten, pavyzdžiui, gerai paskaičiau paskaitą, ar ten pravedžiau užsiėmimą, kažką pasiekiau gyvenime. Ir taip džiaugiamės visi, va, pavyko, taip ir taip. Ir mama, tik neišpuik. Jinai va tokiu tonu visą laiką sakydavo. Ir paskui jau man nusibodo, nes kaip jau ir nepuikstu, žinai, o visą laiką tą girdžiu ir sakau, klausyk, mama, aš pasidarysiu tatuiruotę ir tu gali daugiau to nesakyti, nes visą laiką aš tą turėsiu. Ir aš dabar nepametu, man atrodo, kad aš per mamos gimtadienį pasidariau šitą tatuiruotę. O močiutė, dar apie neišpuik, o močiutė mano visą laiką sakydavo, kada mes išeinam jau iš jos namų ir jinai sakydavo, išeisit ir man bus šventa, o šventa. Ir aš visai nesenai pradėjau labai giliai išjausti, ką močiutė norėdavo pasakyti, kad kai tu esi tikrai visiškai vienas savo viduj, gal jinai ne tą turėjo omeny, kad kai yra namai tušti, yra jos ramybė, jinai gali daryti, ką nori, jai tikrai yra tas šventas laikas jos. Ir tą pradėjau suprasti. Ir man lygiai taip pat labai gerai, kai aš lieku viena ir man tas šventa, o šventa. Tai šitos dvi frazės labai svarbios ir kai aš mamos paklausiau, o kodėl tu man sakydavai visą laiką tas neišpuik, tai mama taip paaiškino,
kad sako, puikybė tai yra viena iš 7 mirtinų nuodėmių krikščionybėje. Pati pirma ir sako, man visada labai negražiai atrodo išpuikimas. Nu, sako, turbūt vienas iš negražiausių žmogaus savybių ir tą turi iš tiesų labai daug žmonių ir sako, man visada būdavo labai svarbu, kad tu jas neturėtum šitos savybės. Tai jinai taip vat man vis primindavo ir, nu, žinai, įsigyvena iki poda paskui šitas dalykas. Aš irgi pagalvojau, kad mamos iš tikrųjų, man atrodo, yra tokios geros ego prižiūrėtojas. Gal ne tik tais ego, nes man irgi su mama yra tokių momentų, aš jeigu Instagram'e kažką tais parašau tokio riebiau, nes aš turiu viduje savo tokį vidinį marozą. Aš vis tiek esu Kavenska, Kaune užaugus ir pas mane, dalis manęs yra toks, kai reikėjo daryti tokią praktiką, kur savo vidinį vyrą ir savo vidinę moterį ten, kalbėsiu su savo vidiniu vyru. Mano vidinis vyras yra visiškas marozas, maždaug selo lygio, va toksai. Ir jis kartais išlenda, kartais lepteliu kažkokį tokį, dabar nesakysiu, nes mama nurautų fokus. Ir mama jau rašo per Instagramą, kad kaip taip, taigi joga, detoks projektas, ten šviesa ir kaip tu gali sau leisti, taigi žodis nežvirus, bet irgi prižiūri, kad nebūtų kažkokių tais tokių momentėlių. Labai gerai. Taip. Nežinau, aš tiesiog ginčiuosi, nes aš sakau, kad visai būna ir šūdinų dienų, būna ir šviesių dienų. Bet yra kontrolė, mesgi protą mokomės kontroliuoti. Bet kartais noris taip pasisakai ir taip net palengvėja. Aš įsimčiu skridžuotus, sakau, mama, žiūrėk, yra tokia, man labai patinka Vaiva Rykštaitė rašytoja, lietuvė rašytoja, tikrai aristokratiška, inteligentiška moteris. Ir jinai, kai nusikeikia, aš skridžuotį nusinčiu mamai, sakau, mama, matai, sakau, ir jinai keikės. Matai, reikia suprasti energetiškai, kaip žodžiai veikia. Kokią neša savyje energiją. Netgi pats gražiausias žodis gali nešti savyje labai griaunančią energiją. Pavyzdžiui, labas. Labas. Supranti, va tas. Bet yra patys žodžiai, visi keiksmažodžiai, visi grubūs žodžiai, kažkokie tokie, tokie šiukšliniai. Lietuviški keiksmažodžiai, pavyzdžiui, kad tave vištos suspardyto, arba po 100 pypkių. Tai kokią siunčia, žinote? Man jie tokie visi smagus atrodo. Jie tokie literatūriniai, žinai, tokie žaismingi, bet mes žinom, ar ne, yra tokie tiesiog grubus žodžiai ir jie iš tiesų ardo. Labai paprasta, visi žino vandens struktūrą, kaip galima pasitikrinti, koks žodis, kaip keičia vandens struktūrą ir tu gali tiesiog moksliniais įrodymais pasižiūrėti, bet iš tiesų visas tas šiukšlynas ardo harmoniją paprasčiausiai. Ir neši atsakomybę arba dar nepasiruošus jų nenaudoti, arba pasiruošus. Ar papildoma motyvacija, man visą laiką yra taip, jeigu pasako kažkas iš aplinkos, tai vienas momentas, bet jeigu pasako kažkoks jau autoritetas ir kažkas iššokti, aš tada iš karto labiau klausau kažką. Matai, galima sakyti. Psichologą reikia eiti susimokėti. Negalima, taip negražu, vat irgi tai gali būti, taip negražiai atrodys. Tai vėl toks, žinai, užžaiskim, kaip kažkada Šapranauskas pasakė, užpilsiu cepelinus daug grietinės, kad nematyčiau, kiek suvalgiau. Tai reiškia, galim užglaistyti kažkokiais gražiais žodžiais tą, ką mes viduj turim, bet tai tas yra tas pats užglaistimas. Bet tau pasakė, kad taip negalima, taip negražu, kaip atrodys kitiem. Mums iš vis neturi rūpėti, kaip kitiem atrodys. Mums turi rūpėti, ką mes iš savęs transliuojam į visatą. Ar griaunančius dalykus, ar kuriančius. Tai vat yra atsakomybė, tik už patį save. Tai va tau ir motyvacija. Išmintis. Gerai, pakalbam labiau apie asmeniškus tokius dalykus, apie patirtis. Šiek tiek jau kalbėjom apie tai, kad būna tų momentų, kur pasižiūrėt gal ir pagalvoju, viešpatės su viešpatyčiais, kaip taip aš. Gal galite pasidalinti savo tokiom akimirkom gyvenime, kur buvo užaugęs tas ego, jautėt, kad sparnai išdygė ir kas padėjo nusileisti ant žemės ir apsikarpyti tos sparnus? Dažniausiai mokytojai, nes tam jie ir yra, praktiškai guru, mokytojas, tokie rimtesni mokytojai, kurie šiek tiek, žinai, daugiau mato negu tu pats. Tai kartais sąmoningai tai daro ir nesąmoningai sukuria situacijas, kurios tiesiog įdaužo tavo ego. Skausmingai labai. Tai aišku, aš manau, kad tų situacijų daug gyvenime buvo.
Bet viena, kuri man iškyla, nes visų ir nepapasakosiu, tai mes išvažiavom į Indiją, tai buvo mūsų pirma kelionė ir nuo tos kelionės aš sakau, kad Indija pati žemė veikia kaip mokytoja, nes užtenka ten nuvažiuoti ir jau tave iš visų galų purto. Bet ten buvo situacija, kada mes važiavom su mokytoja, jinai mums vedė tą tokią piligriminę tą kelionę ir praktikas. Ir aš nežinau, aš realiai net nesupratau, kur tas mano ego, bet jinai sudarė situaciją, kad aš jį, žodžiu, kad jis mane pradėtų purtyti. Tai ką jinai padarė? Jinai nekalbėjo su manim, nerodė man dėmesio, nekalbėjo, taip, aš kaip ir norėčiau, kad su manim pakalbėtų, vat kodėl, ašgi čia vežu savo mokinius ar ne, ir ten jogos akademijos žmonės, ir čia grupė, ir aš jau tokia šaunuolė, žinai, ir tau tuščia vieta. Kiek aš pikau, vaikščioju po tos Himalajus, bubu be sustojimo, kaip jinai turėtų, kaip jinai turėtų su manimi elgtis, ar ne, ir kad mokytojai taip nedaro. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai buvo pastovaus pūliavimo laikas. Ir ta kelionė, aišku, jinai smagi, viskas gerai, bet mane, žinai, nuodijo, mane pačią nuodijo pačios, va tas, nežinau, kas tai, puikybė, ego, kažkoks toks dalykas. Ir aš visą laiką ten bumbėjau ir buvau nepatenkinta. Ir aišku, paskui po kurio laiko mes su ją labai smagiai pasijuokėm ir aptarėm, kas ten vyko. Bet dar Indijoj įspėt ar... Ne, oi, dar taip greitai nepraeina, dar grįžus iš Indijos, dar, žinai, dar reikia pasitvirtinti, ar tikrai jinai tokia bloga buvo, aš tokia gera. Tai turi praeiti. Supranti, kaip tas ego, kada jisai užauga kaip pulinys, ne kaip pulinys, kaip auglys toksai, nes šiaip sveika tą ego, kol mes esam čia žemėje, normaliai gyvenam kaip žmonės, jisai mums yra reikalingas, gal paskui apie tai pakalbėsim, bet būna taip, kad jisai, žinai, toks kaip auglys, išsipučia ir jau užima visą teritoriją ir tą, kur pliusas yra. Tai tada jį ateina mokytojas ir išoperuoja tau skausmingų būdų, o paskui turi sugyti. Paskui turi sugyti, turi nurimti, turi susivokti ir tą tuščią vietą geriausia, jeigu užpildytų meilė ir šviesa, o ne naujas toks pats uglys. Tas pats pasakytina yra apie mūsų fizinę sveikatą. Jeigu mes kažkokią ligą išimam, kažką į ten turim įdėti kito, nes kartosis tas pats. Bet čia kita tema. Taip, čia tiek užsimenat apie tai, buvo tas toksai trendas, tokia tendencija, kad visi kalbėjo apie tą ego mirtį, kaip ego blogai, čia egoistai, čia aš, jeigu žmogus dažnai sako aš, dažnai man, bet iš tikrųjų pats ego kaip konstruktas jisai nėra blogai, jisai yra tai, kas verčia mus daugiau pasiekti, turėti gražesnius namus, geresnę mašiną, daugiau uždirbti, tai yra tokia varomoji jėga, varikliukas, kuris šiaip nori tavim pasirūpinti, kad tau būtų komfortabilu, gerai ir fainai. Tai nėra tik tais blogai tas, nežinau, per praeitus podcasts kalbėjome ir sakėte, norai, reikia atsisakyti norų, norai blogai, čia man atrodo tokia jogiška yra visa mokykla tokia, kad atkreipdėmėsi, kad kai tu nori, tai prasideda kančia, nes jeigu paleidi visus norus, norą turėti mašiną, norą turėti gražius namus, tada tu atsipalaiduoji ir tau nėra streso, tau nėra įtampos ir tu gali savo ramiai gražiai gyventi, medituoti po lydmečiu. Pats svarbiausias žodis visoje šitai temoje yra saikas. Apie ką kalba visi, ir Sokratas, ir Aristotelis, visi filosofai, visi išminčiai kalba apie žodį saikas visame kame. Tai žiūrėk, šitai temoje, ar tas ego blogai, ar gerai, ar norėti, ar nenorėti, įsivaizduok, kad tu stovi per vidurį ir pas tave guminis apjuostas diržas yra, ar ne, ir dvi gumos į šonus. O tos gumos kaip yra du poliai, pliusas ir minusas. Ir jos ten pritvirtintos prie kraštų, kurie gali būti jau tolimiausi kaip riba, ar ne? Ir dabar imam, kad į dešinę bus ta teigiamoji pusė, ar ne? Kad tu gyveni,
Tau turi šitam gyvenime kažkokią programą, savo užduotis, kurias turi nugyventi. Tau reikia namų, tau reikia mašinos nuvažiuoti, kad tu galėtum dirbti, kad tu užsidirbtum, kad turėtum ką valgyti, ką apsirengti, kad tu realizuotum savo kažkokias svajonės. Tai, ką tu turi, tiesiog, jeigu taip paprastai, eitum savo dharmos vadinamų keliu, tai savo paskirties keliu. Tai viskas, kas iš proto yra daugiau susiję su karma, o viskas, kas iš sielos yra susiję su dharma, su paskirtim. Aš toj viską suvesiu gražiai vieną, ar ne? Fiksuojam. Protas yra, tai reiškia, noriu, nenoriu, patinka, nepatinka. Tiesiog. Noriu ir viskas. Tai čia viskas gimsta iš proto. Iš sielos gimsta. Aš jaučiu, kad tai mano yra gyvenime, ar ne? Jaučiu, kad čia mano namai ir jaučiu, kad šitą aš turėčiau daryti. Aišku, yra galimybė, aš tokius savo mokiniam duodu 9 klausimus, berods ten 9, į kuriuos atsakius tu gali arčiau susivokti, ar tu iš tiesų veiki gyvenime tą, ką reikia. Nu, ten gal ir astrologija, negalo astrologija gali padėti, bet grįžtam prie to, reiškia, protas noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, tai toks padykusi, žinai, mergina, o čia jaučiu, ką aš turiu daryti gyvenime. Ir dabar žiūrėk, reiškia, 2 gumos. Ir tau susižaidžia protas, ar ne, kad, nu, labai, noriu to ir to ir to ir tai patinka ir kuo daugiau man patinka. Reiškia, tu pradedi stipriai eiti į tą pusę. Tai ta guma jau susigarančiavo, o šita stipriai tempia. Bet čia ta šviesioji tavo dvasinės transformacijos, sielos kelias, ar ne? Ir jinai jau tokia įtempta, kad tu prieisi kažkokius to noriu, nenoriu, patinka, nepatinka tašką. Ir kai tave raus, supranti, tau bus atsvara. Tu gali eiti, aš labai dvasingas, aš labai jau ten toks, jau čia tik tai viskas šventai, jau, žinai, aureolė virš galvos. Ir tau ten duos, žinai, tokią pamokėlę iš anos pusės, nes ta guma bus pertempta. Tai labai svarbu yra rasti tą vietą, kur abi gumos vienodai įtemptos būtų. Nu, taip vaizdžiai, kad būtų lengviau suprasti. Ir kada žmogus jau per visokius išbandymus, variantus, kaip sakau, žinai, kaip miegantis badymo būdu, bando gyventi, tai jisai kažkur atsitrenkia, kažkur nudega, kažkur nukrenta, kažkas pasiseka, bet kada jisai pradeda sąmoningai gilintis, žinios yra šviesa, ar ne, jis gilintis į tą žinios, o tai kaip čia, apie ką čia, o tai aš toks ar netoks, o kaip čia man reikėtų. Ir kada jisai pamažu lavinasi ir jau susidėlioja į tą vidurinę vietą, nuo tada praktiškai tik prasideda jo dvasinė evoliucija. Kada jisai sustoja čia, jo niekur netampo. Ir tada jisai sąmoningai gali suprasti, kad užsinorėjau, nu žinai, gera reklama, noriu. Tada klausi, kas nori? Arba paskambinsiu dabar draugiai ir paaiškinsiu, kad jinai visiškai ten ne taip daro. Klausi. Kas nori, kodėl aš noriu skambinti. Tai čia aš tokią savo praktiką taikiau, visą laiką tik kas nors kyla noriu arba, nu ten kažkokius veiksmus padaryti ar kažką pasakyti žmonėm. Ir aš klausiu, kas dabar čia už to stovi. Ir labai dažnai pradėti pagauti. Reiškia, aš noriu paaiškinti, kaip turi būti, kas nori, va tas mano pulingasis tas ego. O tas taip, jis nei geras, nei blogas, nes gero ir blogo iš vis neegzistuoja pasaulyje. Bet tas pliusas ir minusas, tai yra polariškumas, žinai, va tas va. Tai reiškia, tu žiūri, kurią tu gumą labiau, į kurią pusę labiau nuėjai ir kuri guma tempėsi. Ir tada tu gali išbalansuoti. Ir pavyzdžiui, tu sakai, aš noriu turėti sodybą, kad galėčiau rengti retrytus, žmonėm paskaitas, stovyklas organizuoti. Ir va tai klausi, tai dabar ar aš noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, ar aš jaučiu, kad va, čia yra, mano sielos kelias. Tavo sielos kelias ir nuo to bus gerai žmonėm, bet aš noriu tos sodybos, tada man reikės dar lentų, žinai, ar ten kažkokių dalykų. Ir tas noriu, jau jisai yra kitoks.
Tai yra, reiškia, kada buvo, kaip jau prieš tai minėjau, visi žmonės, tokie, žinai, kaip banda, visi vienodi. Reikėjo kažkuo skirtis. Aš būsiu puodžius, o aš batus siūsiu, va tas aš toks, o aš žinau, kaip pagydyti ten kokią žaizdą. Kiekvienas tapo kažkoks individualus žmogus. Tai jau yra tie ego pasireiškimai, tie gerieji, ar ne, jie susiskirstė. Ir atsakysiu tau, kad neblogai, kad tu nori, tu esi jauna, tu darai karjerą ir tai labai gerai, tai yra super. Ir tie tavo norai, jie augina tavo tą, pavadinam tą gerąją, tą šviesiąją pusę. Kuo tavo stiprės asmenybė, paskui individualybė, tuo kita pusė taip pat augs. Ir tu toj pusiausvyroj, tu, žinai, turėsi ir tą bagažą. Jie nėra tik viena pusė. Jeigu, jau toks, žinai, žlugęs egoistas yra. Žlugęs. Tai mano guru sako, didžiausioj tamsoj yra didžiausia galimybė prašviesėti. Turi atsimušti iki patį galą, patį dugną, tada gerai gali viršų šaukti. Taip. Tai jos yra tiesiog abipusės ir jas reikia priimti ir pažinti. Kaip sakoma, jeigu tu nori pažinti šviesą, pažink tamsą. Taip, kad grįžtam prie yin ir yang ženklo ir abu poliai yra svarbus ir harmonija taip pat. Man dar tokia mintis patiko, kad kada kaip pasiaiškinti ir suprasti, kada yra tas geras ego, kad tas yra blogas ego. Tai blogas ego prasideda tada, kai tu pradedi galvoti, kad tu esi geresnis už kitus, arba kad kiti yra prastesni už tave. Kai atsirado toks įvertinimas, toksai... Mes vakar labai daug su mama šitų klausimų diskutavom, nes kai aš kokį nors ruošiuosi seminarą arba šitus pokalbius, tai aš pasiėmu savo mėgstamus diskutuotojus. Ir kažkaip jinai sako, man tai čia puikybė daugiau. Aš ego suriščiau su tuo, kad man. Aš noriu kitų sąskaitą, man nesvarbus yra kiti, ar tu turėsi vandens ar ne, vandenį gersiu aš viena, o tu čia gali su išdžiūvusia burna kalbėti, ar ne? Tai aš egoistė. Tai, bet man atrodo, kad puikybė, kaip sakiau, kad tas ego kaip kvapas ir puikybė gali privesti prie ego pasireiškimo. Kad viskas susiję. Ir net kiekviena mūsų savybė, net pati šviesiausia, netgi mokytojai kalba, kad dažnai ir prašvitę, ir didieji guru pasimauna stipriai ant egoizmo ir ant puikybės. Tai... čia tas momentas yra, kad mes viską sąmoningai suprantam, mes praktikuojam, mes jau pradedam pastebėti tą ego, bet kažkaip taip yra, kad kai tu pradedi daryti tą jogą ir tu pradedi medituoti, taip augina, nesakyk, kad susireikšminė. Yra ypatingas gi pasidarė. Tiesiog atrodo, kad tu leistai tą ego tokį, nes tai tikrai pradedi jaustis tokia fainesnė ir tokia geresnė ir tokia, taip kažkaip veikia ir labai tada daug pastebė tikrai, kad man atrodo daugelis žmonių susiduria su tuo, kad eina į jogą tikėdamėsi, kad ten yra šviesa, gėris ir meilė ir labai dažnai tas dvasinis ego yra pats šlikščiausias ir pats žiauriausias ego, kokį tu gali sutikti. Ir tada jie labai nusivelia, kad toj bendruomenė, kur tikisi, kad bus šviesa, meilė ir gėris, sutinka tos žmonės, kurie užsijogino tą savo ego, kad būna toksai, kur... Kaip? Žinai, kaip aš šitoj situacijoje matau, visada sakau, mes pradedam praktikuoti, dažniausiai, nuo asanų, ar ne, kaip realiai būna, nuo asanų ir kvėpavimo pratimų. Visos šitos praktikos duoda daugiau energijos, tiesiog, žinai, tos jėgos, energijos. Ir aš turiu savo tokį posakį, kad ta energija yra trąša tom savybėm, kurias jūs turite. Kodėl joga 8 pakopų prasideda nuo jamos ir nijamos? Nuo neprievartos, ahimsa, ar ne, nuo tiesos, nuo tam tikro susilaikymo, nuo švaros ir daug taip. Pirmos 5 taisyklės pirmos pakopos yra susidėlioti savo ir kitų santykį, tos dorybės, reiškia savo ydas arba nuodėmingus veiksmus paversti į dorybės.
Antra pakopa daugiau vidinės tos dorybės yra. Ir ne veltui nuo to prasideda. O paskui jau tu eini asanas ir pranajama, tai ten tų trašų prisigamini. Tai tu įsivaizduok, jeigu pas žmogų yra egoizmas arba pavydas, gobšumas, koks nors ten prievartos elementai, ar ne, jo viduj pykčio labai daug yra. Toks jisai gal paslėptas, užgoštas, bet yra jisai. Ir aš eisiu dabar praktikuoti asanas ir pranajamą, nes ten šviesa. Ir prisigamino trašų, pasitrešė savo savybės ir jos išbuvojojo 10 kartų daugiau. Todėl... Jeigu aš darau jogą, man kyla ego, vadinasi. Taip, tu treši savo, taip, tiesiog tu tai treši. Ta savybė, ta energija, nes viskas yra energija. Ir ta būsena irgi yra energija. Reiškia, tu ją pamaitinai, davėjai valgyti šią, dar pavalgyk, aš padarysi ten trikonasaną, dar tave pamaitinsiu. Ir tada jinai jau visų gražumu pasireiškia. Aš juokavau, kad reikia kartais tiems, kurie praktikuoja jogą ir pradeda jiems ego augti, eiti į anoniminių egoistų klubą. Sveiki, aš Rugilė. Susipažinau su savo ego, labas Rugilė, ir kalbėtis apie tai ir kažkaip jį taip išsklaidyti. Kalbėtis, mąstyti apie tai, būna toks momentas, grynintis. kur tu skaitai apie ego, kaip teoriškai skaitai, ir va, kai tu pradedi jau apčiuopti tas savo veiksmus, prisiminti praeitį, kaip tu elgeisi, ką darai, ir ta būna toks, kur pamatai, kaip veidrodį, kaip veidrodį atspindi save, tai pamatai tą ego, tai pirmą kartą taip, oho, tada būna toks momentėlis. Bet aš pasakysiu taip, kad visiškai reikia nuimti tą mitinį požiūrį, kad jau nuėjai į jogą ir šviesa. Tu nueini į jogą su visu savo mėšlu, jį koptis. Ir apie tai galvot reikia. Taip, o ne ten, kaip sakiau, žinai, atėjom ir švieselės pasidėjo, dar iki to taip toli. Ir tu ir eini, dažniausiai žmonės sako, buvau jogos užsiėmime ir žinokit, man taip blogai buvo, kas jums blogai buvo? Sako, kažkoks liūdna atrodo ir verkt norisi ir kažkas netinka, man ten netinka. Aš sakau, jūs patekot pas patį geriausią mokytoją, todėl kad pakėlė jūsų tą dalyką. Tai ir sako, va, aš ramuose prie gurų, ten visi mušasi vieni dėl kitų, dėl vietos šalia mokytojo, arba ten kažkaip labai nepagarbiai elgiasi, agresyviai. Taip, mokytojo lauke, nes jo laukas yra didžiulė energija, pakyla, mes praeitą kartą kalbėjom, kad ten palaiminga būsena. Taip, tau yra palaiminga būsena, jeigu nekyla tie dalykai, bet gali tau kaip to Indijoje nuvažiavau ir pakilo. Todėl joga yra ta sistema, tas mokymas, kuris transformuoja tą tavo neigiamą, tą purviną tokį dalyką į švarų. Ir ten vyksta tas visas dalykas. Tai dabar virtuvė, įsivaizduok, jeigu labai daug taukų, ten visokių pelėsių priaugo. Ir jeigu tu tik su kempinė įėjai, tai jau virtuvė visa blizga. Ne, tu šveisi, tau smirdės, gal tu gramdysi ir dar labai labai ilgai. Tai iš vienos pusės taip mes žinom, kad joga veda į šviesą, bet kad ten visą laiką taip, tai patikėkit tikrai ne. Dar toksai momentas labai populiaru, ypatingai manau tarp jaunosios kartos yra išsireiškimas, labai dažnai man atrodo išgirsta, kai dalinasi kažkokie žmonės, kurie jau daug tam kelyje yra ir patyriau ego mirtį. Arba dar žmonės, kai dalinasi apie patirtį su psichodeliniais visokiam substancijom, tai jie irgi eina vos ne to ten patirti ir patyriau ego mirtį. Ir dabar jau žinau, kas reiškia ta ego mirtis. Ar jūs esat patyrusi ego mirtį? Ne. Iš tikrųjų niekada negirdėjau tokio posakio, man niekas taip nesakė. Ir jeigu jau dabar jau kalbam apie transcendentinį dalyką, tai kada tu patirsi savęs kaip asmenybės mirtį, reiškia, tu suvoksi absoliučiai, kad tu esi nei kūnas, nei protas, jokiam pavidale ir tu esi tik tai tas lašas vandenyne, tai yra samadhi. Tai tada tu patiri ego mirtį, todėl kad viskas, kas yra protas, viskas ir yra ego. Taip, kad jeigu jie patyrė samadhi tose būsenose, tai puiku.
Nes čia tokia kaip tendencija yra, kad vat, žmonės ir eina, va, ten praktikuoja, medituoja, atsiskiria, atsisako, askezė, visą kitą, va, būtent tam, kad patirti tą ego mirtį, nes tada tu kaip išsilaisvini iš savo kančios. Ir tada dar vienas toks momentas yra, kad irgi tada aiškina kiti kaučiai ir vedėjai, ar ne, kad tik tais ego ir nori, tas noras ir troškimas tapti be ego, tai ir yra ego troškimas irgi. Taip. Toksai užburtas ratas gaunasi. Taip, tai iš karto klausimas, kas nori, kodėl nori, ar atėjo laikas patirti tą ego mirtį, todėl kad, kai mes kalbėjom, viskas įvyksta savo laiku. Anksčiau tu niekaip to nepadarysi. Va dabar mano plane yra trečiadienį ego mirtis. Gali būti, kad tie žmonės kalbėdami apie tai, jie patiria tos energijos mirtį. Vat pavyzdžiui, kažkokia situacija kartojasi daug metų gyvenime susijusi su tavo tuo pūliniu, žinai, tuo perdėto egoizmo. Ir tu meditacijoje tiesiog tai išgijo. Tai va to gabaliuko, to ego mirtis, taip, kodėlgi ne? Nes mes praktikuodami, toks reguliari kažko tai mirtis ateina, mirtis tavo buvusių santykių, jie tiesiog atmiršta. Žiūrėk, riedos ratas, ar ne, kaip sukasi. Visą laiką yra mirtis, vat kūčių laikas yra rimti mirti žodžiai. Tai kažkas turi numirti. Transformacija, tai yra tiesiog transformacija. Kažkas atmirė, kažkas naujai susikūrė. Ir tai irgi galima pavadinti tą mirtim. Bet jeigu mes kalbam absoliutaus ego, tai tada tavęs nebelieka išvis. Kaip nušvitimo. Dviejų aš nėra, kad aš tas dieviškasis ir aš šitas, jau jų nebelieka. Gerai, o tai kaip dirbti su to ego? Kaip ką daryti? Praktikuoji, matai, kad kyla tas ego, ką tada daryti? Gal papasakok apie savo ego truputėlį, paskui grįšim prie to klausimo, mano nes egas vis aš toks kalbu. Tai man taip ir yra, ir man visą laiką va taip pabangom ir taip atrodo, kai išlendi iš tos bangos, jau atrodo, viskas, jau žinau, kaip veikia, daugiau taip nebus. Bet, istorijos laiką kartojasi. Tai būna dažniausiai ant tų prašviesėjimų gyvenime, kai išsivalai organizmą, pradedi daryti daug jogos, pradedi medituoti, aišku, turi daugiau energijos, tada viskas pradeda sektis, darbai pradeda sektis, daugiau pinigų. Gražiai atrodai ir jautėjau, kad skrendi per gyvenimą, susitinki su draugais, jau nori daug pasakot, kitų jau nebeklausai tiek, pertraukinėjai. Tiesiog tokia, aš darau taip, va taip jautiesi, jo. Ir tada tokia kieta, ir po to kažkokia situacija, ar santykiai, ar krizė, ar kažkokia tais konfliktas kažkoks tais, ar per praeitais metais tai buvo taip papasakos. Aš važiavau į Portugaliją. Aš dabar visiems parodysiu, kaip aš viską galiu. Dirbau, belia kaip gerai sekėsi su darbais, daug klientų ir kėliausi 4:30, nes čia jogą reikia praktikuoti 2 kartus per dieną, ten ryte vakare. Išsinuomau jogos studiją, pradėjau vesti jogą, pradėjau mokytis dar universitete. Ir aš čia viską padarysiu ir nepadarysiu to visko ir pradėjau buksuoti, nes tiesiog energetiškai perdegiau. Ir tada nustojau vesti jogą ir tada per 2 savaitės, kai prasidėjo užtemimai, 4 klientai dingo, minus 800 eurų per mėnesį. Ir tada tik tas taip jau kažkaip mažai. Gal labai gražiai pertampė tą vieną gumą ir davė kitą pusę, davė apie save žinoti ir veiklos. Tai va, tada sakiau, viskas, dabar jau žinau kaip, jau taip daugiau nebus. Ir nežinau, po to gal taip stipriai gal nebuvo, bet dabar jaučiu, kad irgi atėjo rugsėjas, irgi vėl tas laikas, kai viską meti, pradedi sportuoti, jogą daryti, medituoti, su darbai sekasi, su visko sekasi. Būna tokių dienų, kad jau pradedu jaust, bet tas toksai gal didesnis yra pastabumas, kad jau tokia, faina. Tai ta tatuiruotė dabar laikas, tai, ne? Labai noriu tos tatuiruotės, nes man toks vis laikas. Gali nuvesti už rankos. Ir dabar stengiuosi daugiau medituoti. Man meditacija padeda. Taip, meditacija yra labai geras būdas tam dalykui. Nes aš tada labai įsitaškau, labai taip išorė būna, o dabar pradėjau daugiau medituoti ir tada taip truputį grįžti. Tada taip į žemę. Ką jūs darot? Koks ten klausimas buvo, kokia praktika? Kaip daryti, nes dar žinau, kad yra toksai kvėpavimas. Jūs pasakysite teisingai, neteisingai. Vienam kurse mokiausi, kad ego mažinantis kvėpavimas yra nykščiai į viršų,
Ir kvėpuoji bastrikas, bet kvėpuoji ilgai, non-stop kokias 5 minutės. Ir jeigu 5 minučių nepadarai, vadinasi didelis ego. Žiūrėk, gal paprašiau truputėlį gerai. Žmonės, kurie turi didelį ego, negali sėdėti sukryžiuotom kojom ant žemės. Jiem tiesiog ant žemės jie negali sėdėti, jiem reikia ant kėdės sėdėti nuleistom kojom. Tai čia vienas toksai rodiklis, kad jeigu jis susikryžiavo, sako viskas, aš negaliu. Tai čia toks įžanga. O toliau tai, žiūrėk, jogoje mes žinom, kad dirbam su 7 čakrom, pagrindiniam, ar ne, tom dideliam. Kiekviena čakra turi savo temą. Mentalinės, psichologinės, dvasinės savybės, fizinės savybės. Ir labiausiai ego, tas, apie kurį mes kalbam dabar, egoizmas, kurio čia mes norim visi atsikratyti, tai jisai yra apatiniuose centruose. Tai yra 1, 2, 3 čakra. Pirma yra tas tvirtai stovi ant žemės ir daugiau susiję su materialiais dalykais, kad perlipsiu per visų galvas, bet kokią kainą, bet pasiimsiu, ko aš noriu, ar ne, ko man reikia. Tai gali būti toks kraštutinumas, nes lygiai taip pat kiekvienas centras turi savo pliusinės savybės ir savo minusinės, kaip du poliai. Tai yra tas daugiau su materialiais dalykais. Toliau antras centras - malonumai visi, seksualumas, aš paturėsiu ir jokių kalbų negali būti, nes aš noriu. Kaip sakiau, malonumų pasiekimas bet kokią kainą, ar ne? Malonu, noriu. Bet klausim, ar norėti ar nenorėti. Man malonu, aš noriu. Ir tada mano antras klausimas, čia jau kaip praktika, kai kilo, aš noriu, ir klausimas, ar reikia. Ir vėl grįžtam prie sielos kelio, ar man to reikia. Ir puikiausia praktika ne tik tai ten fizinė, bet mentalinė. Kas nori ir tada tas nori. Kas nori, pavyzdžiui, mokytoja nori, ar ne? Tamsta mokytoja nori. Kas ta tamsta mokytoja? Kas jinai yra? Ir tu žinai, kas aš? Klausi, jogui, koham gali klausti, nes paskui yra soham. Soham, aš esu tai. Ir tu klausi, kas? Kodėl aš noriu? Ką man to reikia? Kas už to stovi? Tai čia yra fantastiška praktika, nes tu įpranti būti sąmoningesniu. Bet grįžtam prie čakrų ir labiausiai ego pasireiškia manipūroje, tam centre, kur yra ugnis. Ir balansuojant šitus centrus, mes balansuojam tą savo pliusinį ir minusinį ego. Tai yra pirmiausia, apvalyti tas karminius tuos dalykus. Čia šitaip, žinai, gali kvėpuoti, viskas gerai, tai yra technikos. Bhastrika apskritai yra ta kuri stipriai apvalo ir pranajamos yra gerai, bet vėl reikia suprasti, ką tu su tuo darai. Per tos kursus sakė, taip šitą praktiką mažina, balansuoja ego. Nuima ego. Kai pakvėpuoji, nusileidė ant žemės. Bet tada buvo be proto sunku daryti, ne, aš kiek atsimenu, kad mes ten darėm su grupe ir jis sakė, darysim 5 minutės ir aš ten jau ties 2 minutę mirštu visiškai, nes man net rankos pavarsta taip laikyti iš tikrųjų. Ir tada kvėpuoju, bet po to, kai paleidė, tai yra toksai, nežinau, kaip pasakyti, lengvumo, paprastumo, minkštumo jausmas toksai apima. Gali būti, kad tai yra susijęs su anahata, nes rankos ir krūtinės ląsta yra širdies centras, o dabar tokia esminė frazė, kad ten ištirpsta ego, kuri atsiranda meilė. Ne? Tai tą ugnį pakėlus aukštyn, tu tiesiog apvalai šitus centrus, nes saulės rezginys, ta ugnis gali pakilti ir sudeginti tai, kas nereikalinga ir atverti širdį. Tai kai atsiranda tuo metu daugiau meilės, tai žiūrėk, jau mažiau prievartauti kitą nori, ar ne? Tai gali būti susiję su tuo, kad balansuoja. Bet aš tai grįžčiau prie to, kad yra nuoseklus, gražus darbas, pradirbinėti visus centrus, visą mūsų sistemą. Bet tas pratimas, kaip visai labai gerai, jeigu tau, žinai, staigiai užkilo kažkas, gali prasikvėpuoti. Bet jeigu imti apie sisteminį darbą, kaip tokį, paimti ir susitvarkyti, tai
jau atvėrus širdį, nors ją labai sunku yra atverti, ir pažadinti tą meilę, pripildyti širdį meilę, tai tas ego jisai tirpsta. O tas aš, ta siela ir yra ta meilė. Tai sistemiškai reikia dirbti, nes aš pastebėjau, kad jisai toks gudrus tas ego, kad pradirbi grubų variantą, jis labai subtiliai. Taip. Ir kai pradirbi tą, kai užčiapi tą grubų, būna toksai, jas, taip, pagavau save. Žinai, kaip su kalaviju nukirtau. Kitą dieną jis taip ateina ir taip, kaip gyvena, taip. Ir tada, tu rūpužė. Nes matai, kyla vibracijos. Na štai, pirmą podcast'o dalį jau sužiūrėjai, o antrą dalį kviečiu pažiūrėti į Contribui platformą. Nesijaudink, nieko ten sudėtingo nėra, reikės paspausti keletą mygtukų. Vienkartinė antros dalies įrašo kaina yra 3 eurai, o mėnesinė įmoka yra 7 eurai. Jeigu nuspręsi linkti YouTube'ai, labai tavęs prašau pasidalinti šio įrašo su žmonėmis, kuriems galbūt tai bus naudinga išgirsti arba padės įsikvėpti. Ačiū tau ir gražios tau dienos.